Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Paskutinį kartą šiame sezone aš sveikinuosi su jumis iš Kampų motokroso trasos. Ir paskutiniai laidai paruošėme, manau, jums tikrą bombą. Tai motociklas, kurio laukia visas pasaulis. Tad nieko nelaukdamas jums pristatau Stark Vargą. Kaip matote, tai elektrinis motociklas ir tai tikrai nėra pirmas bandymas sukurti elektrinį motokrosinį motociklą, tačiau turbūt nesuklysiu sakydamas, kad tai pats rimčiausias. Iš šių motociklų gamyklą buvo suinvestuota 3 milijardai eurų ir jų jau dabar parduota 18 000. Jeigu paklausite, kodėl kažkas ruošiasi pirkti nežinomo gamintojo motociklus, turbūt tai padės suprasti šio motociklo techninės specifikacijos. Šis gražuolis turi 80 arklio galių ir netgi 900 Nm sukimo momentą. Jeigu jūs, mėlėjai, laidą žiūrite ne pirmą kartą, turbūt žinosite, kad mano bekelės važiavimo įgūdžiai tikrai neįspūdingi. Todėl ištestuoti šį gražuolį pasikviečiau geriausią motokroso sportininką Lietuvoje, Arminą Jasikonį. Tai sveikas, Arminai. Sveiki, atsiprašau, kad supriešinėm. Viskas Tik gerai. pavažiavęs. Taip, turim šį ateities motociklą, tarkim taip. Ko tu tikėjaisi prieš dar išbandant jį? Kokios techninės charakteristikos tave labiausiai žavėjo? Labai buvo daug minėjama tai, kad turės 80 arklių. Tai tas labai buvo įdomu, kaip jaučiasi tie 80 arklių, nes labai gerai padarytas variklis gali siekti netoli 70, tai visgi nemažas skirtumas. Ir labai įdomu buvo, koks apskritai jausmas, kaip rėmas dirba, koks jausmas su žeme ir viskuo. Tai tas iš tikrųjų bendrai viskas buvo įdomu. Kas šiaip yra svarbu geram motokrosiniam motociklui? Aš manau, gerai pritaiktas, tiesiog balansuotai pritaiktas prie važiuotojo reikmės. Tai pavyzdžiui, tarkim, man patinka stiprus variklis, bet man patinka tokia amortizacija, kad rėmas taip reaguotų ir taip. Tai va, kiekvienam važiuotojui yra skirtingas ir skirtingas poreikis. Čia mums šiek tiek su šituo nepasisekė, kad turim šiek tiek minkštesnę negu tau tinkamą spiruoklę, ar ne? Taip. Bet jau išbandėjai ir kaip įspūdžiai? Įspūdžiai tikrai wow. Nesitikėjau, kad ant tiek gerai jausis, nes iš tikrųjų gale 80 tai tikrai stipri, labai stipri ir su jie važiuoti reikia tikrai paprasti, nes tik pačiam gale įsijungiau tą galę, nes ir 60 tikrai buvo pakankam. Taipogi stabdžiai, kad abudu rankose buvo labai gera, nes kojų poziciją galėjau labai taisyklingai laikyti posūkius. Taipogi pats rėmas labai gerai jautėsi, ta prasme, kad visą laiką jaučiau kontaktą su žeme ir jaučiau tą visą sukibimą ir jaučiau, kur galima nuslysti ir kur mane laikys. Tik buvo labai sunku pradžioje ore labai, nes paduodant ore gazą labai staigiai įsisuka variklis, tai įsisuka galinis ratas ir labai pastato tave ant vieno rato. Tai tas buvo biški porą ratų, reikėjo laiką tikrai priprast, bet po to, kai pripratau, tai jau galiai buvo tikrai lengva. Kaip tas galinis stabdis rankoje, ar patiko? Jo, labai iš tikrųjų patiko, jis gal šiek tiek man buvo silpnokas, nes kadangi pas mane svoris ūgis tikrai nemažas, tai visas svoris nori iš didelio greičio vis vien eiti į priekį, bet kontrolė labai lengva buvo kontroliuoti, nes tą kojas iš vis nereikėjo galvoti apie kojas, viską valdėjai su rankomis, tai buvo tikrai pliusas. Aišku, dar būtų ir įdomu pabandyti su kojiniu stabdžiu ir va tuos pasverti skirtumus, bet sakyčiau, kad pliusas tikrai rankoje turėti galinį stabdį. Tai kaip manai, ar tai bus rimtas konkurentas motokroso trasose? Iš vienos pusės tai bus didelis konkurentas, bet fanam nepatiks. Fanam tikrai nepatiks, nes jau ir dabar kalbėjau su keletą žmonių ir sako, vaizdas šiaip nelabai yra. Ta prasme, garso, reikia garso, kad matyt tą tikrą visą efektą. Bet pačiam važiuoti, tai tikrai, ta prasme, norėčiau turėti tokį savo namuose motociklą, kad pasimt kažkada į trasą ir pavažiuoti. Labai lengvai valdomas ir labai lengva jį iš karto pajaust buvo. Aš galvojau, kad reikės daugiau laiko jį pajaust, bet iš karto tikrai gerą jausmą per duobes ir visur galėjau valdyti. Tai tikrai tas ir padarė visą tau wow įspūdį. Aš jam esu stipriai per lėtas ir neturiu visiškai jokių įgūdžių,
Tai tiesiog išbandysiu jį miško takeliuose, kur galiu važiuoti šiek tiek lėčiau. Tai dar kartelį ačiū tau ir sėkmės paskutiniam Lietuvos motokroso čempionato etapą. Ačiū Jums. Kągi, Star Quarkas. Jau šiek tiek protestavom visokiose miško keliukose, kur man greitis primtinesnis. Bandžiau įveikti kelis kalnus, kurių niekada anksčiau nebuvau veikęs ir niekaip neįveikiau ir Svargo. Tai žodžiu, tą patarlę blogam šokėjui ir kažkas trukdo visiškai galioja, bet galiu pasakyti tokį dalyką, kad kas labiausiai žavi mane šitame motocikle yra važiuoklė. Amortizatoriai veikia neįtikėtinai. Nevažiavau su nieko, kas veiktų geriau. Wow! Ta prasme, kaip jisai sugeria tuos visus nelygumus, yra kažkas neįtikėtino. Leistas nuo tokių kalniukų su šituo nebaisu niekas. Taip gerai sudirba važiuoklė, kad aš turėjau galimybę paimti ir Emilio KTM ir jis tikrai taip gerai nedirba kaip šitą važiuoklę. Visą laiką važiuoju įsijungęs 40 arklio galio ir man nei kiek netrūksta. Ir net nenoriu jungtis daugiau, nes neturiu įgūdžių suvaldyti mocą ir sutiek, nes ta galia yra visiškai momentinė. Tai reiškia, tik pasukus rankenėlę, tu gali ją visą turėti. Nereikia pasiekti tam tikro apsukų lygio, nereikia kažkaip išsukti variklio ir galia yra prieinama labai lengvai. Tai žodžiu, fantastiška. Upelių vanduo šitam dalykui tikrai nebaisus, nes jis turi visišką atsparumą vandeniui, galite pilnai panardinti iki tam tikro gylio ir jisai veiks kaip veikia be jokių priekaištų. Kas liečia valdomumą šito motociklo, tai jis irgi yra neįtikėtinas. Iš pradžių šiek tiek buvo nejauku, bet dabar kai pripratau, wow, kažkas tokio. Ir vėlgi, ta važiuoklė yra kažkas neįtikėtino. Aš lekiu, čia yra visokių bamsų, visko, bet jin taip minkštai jo suvalgo, kad net negaliu patikėti. Labai patogu motociklą suspausti kojom. Tiek sėdint, tiek atsistojant. Labai gerai viskas čia sudėta, kad labai jaučiasi komfortiškai. Kas liečia bateriją, labai sunku pasakyti, nes pradžioje nepasižymėjau, kiek buvo kilometrų, kai išvažiavom, bet pavažinėjom tikrai nemažai, pabandėm įvairiausių kalnelių ir dar turim 70% iš 98, kai pradėjom berods. Neatrodo, kad baterijos trūktų. Vienintelis dalykas, kas šiame motocikle nedaro didelio įspūdžio, tai stabdžiai. Jie nėra blogi, bet kažkaip aš tikėjausi, kad bus kiek efektyvesni. Žodžiu, apibendrinant, motociklas tikrai suteikia labai daug pasitikėjimo, gal netgi šiek tiek per daug, nes pradedi daryti dalykus, kuriem šiaip gal ir neturi įgūdžių. Kad ir kaip bebūtų gaila, metas šitą gražuolę atiduoti. Nu, jūs mielieji pasižiūrėkite Enduro nuotykį, kuriame šį kartą ne kas kitas, o pats kiečiausias